Viešpatie Dieve, meldžiame, atverki mūsų širdis ir sielas tavo gyvajam žodžiui, kad jis, tas dangiškasis mūsų sielų maistas, mus stiprintų. Laiškas Romiečiams, 1 skyrius, nuo 1 iki 7 eilučių. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti Dievo Evangeliją, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie sūnų, kūnų kilusi iš Dovydo giminės. Šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visuose pagonių tautuose, tarp kurių ir jūs esate pašaukti priklausyti Jėzui Kristui. Visiems Dievo mylimiesiems esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems tebūna malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Amen. Girdėjote apaštalo Povilo laiško Romiečiams įžangą ir šiandien yra vakarų bažnyčios, iš dalies ir rytų bažnyčios, kaip Konstantinopolio patriarchato krikščionės iš tikrųjų skaičiuoja paskutinę Advento sekmadienį, mini paskutinį Advento sekmadienį liturginių metų, po kurio jau Kalėdų vigilija arba kūčios lietuviškai mes pratę sakyti, bei Kristaus gimimo šventė Kalėdos. Tai kaip ir krikščioniška šventė, bet kaip žinia, ta šventė nuo pradžių nebuvo krikščioniška. Ta prasme, krikščionis gal ir minėjo Kristaus ateimą, bet nebūtinai tą dieną, kurią mes šiandien kaip ir Kalėdas turime. Žinome, kad ta šventė, bent yra matoma, kad ji vėliau susiformavo, istorikai bažnyčios tą pastebi ir kad taip sutampa su dienos, trumpiausia dienos arba ilgiausia nakties paros laikotarpiu ir kaip ir Velykos būna ilgiausia, tai yra, atsiprašau, ne Velykos, Joninės ilgiausias dienos šventė. Taigi, iš tikrųjų buvo tos dienos jau žinomos ir pagonims, apie kuriuos šiandien apaštalas užsimena. Ir tose dienose buvo švenčiamos pagoniškos šventės. Tuo metu Romos imperijoje, kada krikščionybė įsigali, ypač po imperatoriaus Konstantino, kuomet jis viešai deklaravo savo tikėjimą ir faktiškai krikščionybė tapo Romos imperijos valstybinė religija. Matomai nuo tada prasideda šventimas ir būtent ta šventė tarsi užrašoma ant viršaus tuo metu viešpatavusios arba labai plačiai pasklidusios pagonių šventės, mitros garbinimo šventės. Tai galim taip sakyti, kad krikščionis paėmė tą šventę, tą datą iš pagonių. Įdomu, po 2000, biški mažiau 1500 metų pagonis susigrąžino tą šventę. Tiesa, ne mitrai, bet gavosi tokių gerumo šventė, dovanėlių šventė, eglučių šventė. Valstybinėse kalendoriuose yra laisva diena, o jeigu laisva diena, tai švenčiam, yra laisvalakis. Ir dingsta daugelį prasmė, kaip ir Velykų, taip ir Kalėdų, nebesuvokiama, ką švenčiama, arba teisingiau įdedamas naujas turinys ir, kaip kažkas pasakė, čia yra dovanėlių šventė. Tai dovanas dovanojame. Tai kai kuriems krikščionims mažiems iškyla klausimas, Jėzus gimė, jam dovana turi būti, o ne mums. Tokį girdėjau. Tai iš tikrųjų
jo, čia pirmas klausimas, kažkas disonuoja, kažkas neatsitinka, kažkas nesutinka. Taigi, galbūt šiandien daugiau yra viešai švenčiama humanistinė šventė, tai va tokia gerumo šventė. Ir reikia pripažinti, kad dabartinė tokia religija vyraujanti yra humanizmas. Ir aš, kaip dar buvau karo kapelionu, teko man susitikti su kariais, kapelionais ir būtent man tuo metu būnant pradėjo atsirasti kai kuriuose valstybėse tokie kapelionų tarnystė humanistai. Kai paklausdavai, čia religija, neigdavo, bet taip visą laiką yra. Religijos kaip gimsta, jos pirmiausiai neigia, kad jos yra religijos. Tai humanizmas yra šių laikų pagoniška religija. Tikima į žmogų ir jo gerumą. Taigi, mes krikščionys vis tik tai sakome ne, tai nėra gerumo šventė, tai yra kas kita ir ką šiandieną apaštalas Povilas mums primena. Primena pirmiausiai sakydamas, kaip skaitome tą laiško struktūrą, jis, aišku, kreipiasi, čia būdinga tuo metu laiškams, save pristato, bet mums svarbu yra, ką pristato. Tai yra, kad jis yra po autoritetu, kitaip tariant, jis ne šiaip savo rašo, kad jam užsimanė rašo, bet jo autoritetas yra Kristus, o jis yra jo apaštalas. Kitaip tariant, jis yra išskirtas Dievo evangelijai skelbti ir ne šiaip skelbti, bet nešti pagonių tautoms. Už tai karts nuo karto yra sakoma, kad apaštalas Povilas yra tautų arba pagoniškų tautų apaštalas, nes manau ir čia iš mūsų esančių, kažin ar kas gali pasigirti kilme iš senosios Dievo tautos, tai yra iš Izraelio. Mes visi esame iš pagonių ir tų, kurie buvom atmesti Dievo. Ir jis pasirinko savo tautą Abraomo asmenyje ir išaugino ją kaip ypatingą tautą, kuri Biblijoje matome faktiškai nelabai daug ko skiriasi nuo tų pagonių. Kietakaktė, neklusni ir paties Dievo buvo baudžiama. Kaip jis ir savo žodėje kalba, kam daug suteikiama, iš to daugiau ir reikalaujama. Tai kaip iš Dievo tautos buvo daugiau ir pareikalauta. Tačiau ta tauta irgi matydama savyje tą sunkumą, nuodėmę sunkumą ir nepakeliamą įstatymo galę, kurią Dievas duoda ir žmogus negali gyvendinti, troško išgelbėtojų. Nes žmogaus jėgos per silpnos ir jis buvo stiprus iki nuopuolio Adomo, Ievos asmenyje. Galėjo įveikti piktai, bet dėja po nuopuolio žmogaus jėgos tapo pakirstos ir jis susidūręs veidas į veidą su piktuoju arba šėtonu. Mes nenugalėsim jo ir jis yra stipresnis. Ta piktoji dvasia yra stipresnė už žmogaus dvasią. Bet ji yra bejėgė prieš Dievo šventąją dvasią. Taigi apaštalas kalba būtent per Kristų mums dovanojamas, tai yra, tas autoritetas yra Jėzus Kristus, Dievo sūnus, kuris ateina į šią žemę, dovanojamas yra išgelbėjimas tiems silpniems žmonėms, kad Dievas pats ateina į šią realybę, kur nutrėmė Adomą su Ieva, ateina žmogaus kūne. Tai yra priima tas sąlygas, kuriuose mes gyvename. Už tai yra pasakyta, Jėzus viskuo yra žmogus, išskyrus vieną nuodėmę. Aišku, yra ir daugiau savybių, kurias mes skaitydami Evangelijas, Bibliją matome, Jėzus iš tikrųjų turi tų savybių, kurių neturi žmogus, kaip pavyzdžiui jam paklusni šitą materiją, šitą materiali realybę. Jis ne tik, kad gali gydyti žmogaus kūną ir aklieji praregi, kurtieji pradeda girdėti, bet jis taip pat valdo ir stichijas. Ir tai yra, jis to parodo, kaip jis sako, duodu ženklus joms. Nors žmonės tai vadino stebuklais ir šiandien dar vadina, bet Jėzus nedaro stebuklų tam, kad palinksmintų žmonės, nustebintų. Sako, aš duodu ženklą. Jis pats yra pasakęs,
tikėkite manim bent dėl darbų, nes joks žmogus negali tokių darbų padaryti. Tai yra tas, kuris viską sukūrė ir valdo, jisai ir turi galią valdyti ir atėjęs čia į žemę, būdamas žmogaus kūne. Taigi, Evangelija kalba, kad būtent toks žmogus ateis iš Dovydo giminės ir jis seniai kalba per pranašus, tiem duoda visą laiką žinią, ateis metas. Už tai nuo Kristaus laiko yra vadinami paskutiniai laikai. Iki tol buvo kiti laikai, Kristus padaro ribą. Ir iš tikrųjų, šiandien irgi mes skaičiuojame 2025-uosius, greit bus 26 metai ir užmirštam, kad tie metai yra skaičiuojami nuo Jėzaus Kristaus gimimo. Tai yra Kristaus metai, mūsų viešpaties atėjimo metai į žemę. Skaičiuojami yra. Taigi, Jėzus galingas sūnus mūsų viešpats ir mes esame gavę, kaip apaštalas kalba, malonį ir apaštalo tarnystę. Jis pats gavo, bet sako ir visiems ji yra dovanojama. Taigi, šiandien mes girdime tokias, bent įskirsiu, čia kiekvieną kartą Dievo žodis iš tikrųjų jis yra begalinis nes jis yra Dievo žodis ir jis veikia konkrečioje realybėje ir mes galim pamatyti kitų kampų arba išgirsti kitą žinią, dar vieną žinią nuo Dievo, tas pačias eilutes skaitydami savo gyvenimo bėgyje, nes gyvenimas yra beribis ir jis suteikia kitą perspektyvą, bet žodis yra tas pats Dievo ir nuo Dievo mums. Taigi šiandien girdime pirmą, kad apaštalas Povilas yra tautų apaštalas, kalba ne tik tai Romos gyventojams, taip, yra konkrečiai laiškas Romos gyventojams, adresuotas Romos gyventojai pagonis, bet jis adresuotas taip pat, nes šis žodis yra Biblijos kanone, yra šventosios dvasios parinktas, kad būtų skaitomas ir yra skaitomas tūkstančius jau metų ir mums, biržiečiams. Taigi, antra, jis nukreipia mūsų širdį į Evangelijos širdį. Evangelijos širdis yra Jėzus Kristus. Be Jėzus Kristaus Evangelija yra tik tai, kaip kai kurie sako, ypatingas žanras, kuris kitur literatūroje nesutinkamas, tik tai Biblijoje arba. Bet iš tikrųjų tai yra daugiau negu žanras. Tai yra gera žinia, kuri ima gyventi, kuomet Dievas įjungia mumise tikėjimą. Ne bet kokį tikėjimą, bet būtent jo šventos dvasios tikėjimą mumise. Kaip sakant, gali gerai išmanyti šventus raštus, net atmintinai visus cituoti, bet jeigu nebus šventosios dvasios, tavyje veikimo, kaip apaštalas Povilas kalba, meilės nebus. Ne? Ta Dievo meilė yra šventoji dvasia, jinai veikia mumise ir mes negalim kitaip be jos suvirškinti Evangelijos, ar ne, ji nepradės mumise gyvuoti. Ir tai yra dovana, tai yra Dievo dovana. Taigi apaštalas Povilas atneša tą dovaną pagonių tautoms, tai yra priklauso ne tik tai išrinktai Senojo testamento tautai, bet priklauso tautoms, kurios jis panorės duoti, kurias norės tą šventąją dvasią duoti ir atverti širdis. Taigi ir mums, kurie, kaip ir visi kiti žmonės, to neverti, dėl to, kad mes nusidedame, mes linkę vis tik tai, kad ir protu suvokiame, kas yra gera, Dievo įstatymas, bet ypač, kada susisantykė su kitu, mes tą įstatymą lengvai galime paminti ir net patys nenorėdami, net nesuprasdami. Kai tuo tarpu iš tikrųjų, kad mums tai darytų, kaip Dievas mokina, mes nuoširdžiai trokštame ir pykstame arba liūdime, kada su mumis nesielgiama pagal tą įstatymą. Taigi Jėzus yra viešpats Dievo sūnus ir kada Evangelija paliečia mūsų širdis, mes tai suvokiame ir paklūstame jam, tampame jo žmonėmis. O čia yra pats esminis dalykas – Jėzaus Kristaus žmogus. Ir apaštalas save įvardija apaštalas arba tarnas jo. Dulos graikiškai reiškia ne tik tarna, reiškia daugiau vergas. Aš kitaip negaliu daryti.
Ne veltui vienoje Evangelijoje, kada Jėzus kalba, kaip atsakykite, jeigu kas girtų, sako, aš nevertas tarnas. Aš nevertas tarnas. Iš tikrųjų, jis vertas. Taigi yra Dievo malonė. Dievo malonė, kuri paliečia ta jėga, kuri yra iš aukštybių, nežmogiška jėga, paliečia žmogų ir perkeičia. Ir apie ką yra kalbėta iš seno. Ir pati ta gera žinia, kad tai bus. Dievas pats pakeis žmogų, kur negali žmogus pats pasikeisti. Yra parašyta jo pradžios knygoje 3 skyriuje. 14 eilutė. Tik nupuolė žmogus, Dievas jau duoda gerą žinią. Ir ta žinia yra būtent skamba taip, kad aš sukelsiu priešiškumo tarp tavęs ir moters. Jis čia kalba tam šliužui, piktajam, gyvatei. Sukelsiu priešiškumą. Tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos, ji sutrupins tavo galvą, o tu gelsi ją į kulnį. Čia yra toje eilutėje įdėta ta prasme, kad apie ką kalba, apie ką pranašai įskleidė plačiau. Ateis per mergelę, per moterį, ateis Emanuelis, Dievas su jumis, ateis išgelbėtojas, Jėzus Kristus. Ir ta žinia Evangelija jau eina nuo rojaus, ar ne, nuo to kitos realybės į šią realybę. Ir tai yra malonė, mes turim žinoti, tai yra Dievo dovana. Bet kas įdomu, kad Dievo dovana taip pat ir įpareigoja, suteikia ir pareigą. Malonė, kuri negali likti be atsako. Ir mes tampame per tą malonę Dievo vergais, vėlgi tikėjimu, tai yra mes pasitikime, mano viešpats yra Jėzus Kristus, mano šefas, mano valdovas, diktatorius, kaip nori tai pavadink. Aš priklausau jam. Ir nepriklausau šėtoną. Čia yra, aš stoviu toj pusėje, kuri turi galią prieš piktai. Ir nebepriklausau Dievo priešui tam šliužui, kurio įkalbėjimui pasidavė Ieva ir Adomas. Ir tikėjimas, kuris gyvena, liudija mūsų priklausomybę Kristui. Taigi jau nebe mes savo priklausome, kaip labai gražiai katekizme pasakyta, kokia tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant, arba galbūt mums prasmingiau, aiškiau būtų suvokti, kokia tavo pagrindinė žinia šiame gyvenime, kad aš ne savo priklausau. Aš esu nuosavybė mano viešpaties Jėzus Kristus. Va čia ir tas atsakymas, kuris perverčia visą gyvenimą, visai ant kitų bėgių pastato. Aš esu jo dulos vergas, jo tarnas. Tada pamatau jo šviesoje, malonę šviesoje, kokias aš dovanas turiu ir kad šėtonas nebeturi galios. Taip, jis gali kandžiotis, jis gali kažką padaryti, pakenkti ir kenks būtinai, bet jis neturi kritinės galės. Jis pralaimės. Kodėl? Ne dėl to, kad aš stiprus. Dėl to, kad Jėzus Kristus stiprus. Jo galia ir jėga. Stoviu aš jo pusėje. Apaštalas Povilas kitame laiške, tai yra tam pačiam laiške, Romiečiams 8 skyriuje, jis pasako tokias 301 eilutę. Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Kas gali mūsų veikti, ar ne? Tai va čia yra ta gera žinia, jo malonė. Bet jo malonė duoda ir pareigą, kitaip tariame, Kristaus tampi tarnu. Man labiau patinka, žinokit, kariu. Tampi Kristaus kariu. Ir jo įsakymai, kaip karys vykdo, jis turi suvokti, ką daro. Vergas gali ir nesuvokti, bet tarnas, kuris yra kaip karys, jis turi suvokti vado įsakymus, kad jie veda. Galbūt tu nukentėsi, bet galutinėme rezultate veda į pergalę. Taigi, tos 3 žinios ateina mums. Pirma, kad iš tikrųjų Evangelija yra sena, senesnė už šį pasaulį. Ir kad Dievas veikia joje, ta jėga, šventosios dvasios jėga, pašaukdamas ne tik tuos, kuriuos anksčiau buvo pašaukęs, bet išsirinkdamas ir tuos, kurios buvo savo laiku ignoravęs. Pašaukė tautas iš pagonių ir mes esame
Jeigu paimti ir kaip lietuviai, paskutinė pagoniška tauta, kuri buvo pašaukta. Tačiau atsiliepimas į viešpaties pašaukimą nėra visuotinis, bet yra asmeninis. Kiekvienas asmeniškai mes išpažįstame Jėzų savo viešpačiu, savo valdovą ir taip jis daro iš mūsų naują giminę, naują savo tautą, šventos dvasios pašventintą tautą, kuri atsiliepdami į malonę ne iš baimės, bet iš suvokimo, supratimo, kad esame jau jo, tarnaujame jam savo gyvenime pagal mums suteiktas dovanas. Ne iš baimės, o iš meilės Dievo, kuri mumise veikia. Dievas pirmas. Jėzus yra pasakęs, ne jūs mane pasirinkote, bet aš jūs pasirinkau. Taigi jis pasirenka ir tai yra gera žinia. Ir ta autoritetas, jėga iš aukštybių, Evangelija veikia mumise ir ji kalba, kad mūsų pašaukimas yra malonė. Kartu su pareiga, to Kristaus kario pareiga arba Kristaus tarno pareiga eiti į šį pasaulį ir nešti tikėjimą, žinią, Evangeliją tautoms, kurios yra tamsybėje. Kad mes nei blizgučius, kurie aplinkui sužybsi, tikėtume, į nei pasakas žmonių sukurtas, nes jeigu nebėra Evangelijos, tai žmonės kuria pasakas ir tikės, bet mes tikim ne pasaką, tikime į Evangeliją, tai yra Dievo duota mums pažadą, kad jis bus su mumis ir parves mus namo metui atėjus. Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus. Amen. Pakilkime maldai. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už tavo šventąjį žodį ir už tai, kad tu mums dovanoji savo sūnų. Dovanoji kaip širdį ir kaip tą svorį autoritetą Evangelijos, kurią nuo senų senovės jau davė žmonijai žinoti ir kurią pas mus esi. Viešpatie mes vadinamės evangelikų vardu, evangelikų reformatų konkrečiau, bet tą Evangelijos žinią mes ir puošiamės ir apsirengėme ją, mūsų tapatybę. Dovano, kad ta tapatybė būtų ne tik išorė, bet ir mūsų vidų, stiprint mūsų tikėjimą, ryšį asmeninį su tavimi, Viešpatie. Ir pasitinkant naujus metus šio advento laikotarpį, kad mes suvoktume, esame tavo ir švenčiame šventę, kuri yra tavo šventė mums, malonė ir dovana.